Sveiki visi, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Praeitą kartą aš labiau paminėjau neigiamus dalykus ir tai, kas man nepatinka ir nebūtinai priimtina gyvenant Kinijoje. Tad šį kartą aš labiau norėjau atkreipti dėmesį į teigiamus dalykus, į viską, kas man čia patinka, o kartais atrodo gal net geriau negu pačioje Lietuvoje ar Europoje. Na tai ką, nieko nelaukdami ir pradėkime. Tai pirmas dalykas, kuris man čia patinka, manau, yra traukinių sistema. Traukinių sistema čia yra labai efektyvi ir tikrai yra pigesnė negu skrendant lėktuvais, skraidant po šalį. Traukiniai būna dviejų tipų, būna lėtieji traukiniai ir žinoma greitieji traukiniai. Lėtais traukiniais, aišku, pasieksite savo kelionės tikslą vėliau, tačiau galima miegoti traukinyje, kadangi juose galima nusipirkti vietą su lova. Lovos būna 3 aukštas, dažniausiai 2 klasių, 1 ir 2 klasė, ir pirmoje klasėje yra vienoje kajutėje 4 lovos, antroje klasėje, žinoma, yra 6 lovos kajutėje, 3 aukštų, galime miegoti apatinėje, vidurinėje lovoje ir viršutinėje lovoje. Tai va, būna taip, keliaujant traukiniais. Taip pat galima ir greituoju traukiniu keliauti, kas yra, aišku, brangiau, bet greičiau. Galima, tarkime, 700 km įveikti per 2-3 valandas. Tai yra visiškai ne problema. Taip pat verta paminėti, kad greitieji traukiniai žymiai brangesni. Taip pat tas greitis jų yra maždaug apie 300-350 km per valandą greičiu. Tai yra pats populiariausias būdas keliauti po Kiniją ir, sakyčiau, pats efektyviausias. Taip pat pas mus Lietuvoje yra statoma Rail Baltic projektas, statomi bėgiai ir bus paleistas analogiškas traukinys važiuojantis maždaug tokiu greičiu. Tai va taip, o ką dar? Numeris 2. Tai būtų patekimas pas gydytojus. Nes, kaip žinot, Lietuvoje kartais atrodo problematiška patekti pas gydytoją, reikia laukti ilgose eilėse, eiti pas šeimos daktarą ar daktarę, apibūdinti savo nusiskundimus, kas ne taip, kur skauda, kas ir kaip. Daktarė tada išrašo siuntimą pas tam tikrą specialistą, tada jums pasakoma, tai gal palaukite kokius 2-3 mėnesius ir pateksite. Čia visai kitaip. Čia tiesiog ateini į ligoninę tiesiai, pasakote, kur skauda, kas ne taip, ir jūs iš karto siunčia pas gydytoją. Gydytojas apžiūri ir atlieka reikalingus tyrimus arba pritaiko gydymą čia ir dabar pat. Ir nereikia dėl to sukti galvos visiškai, kas yra visiškai faina, sakyčiau. O kainos taip pat, man reikia susimokėti už tai, tai nėra nemokama paslauga, bet tos kainos jis nėra kažkokios kosminės ar labai didžiulės ir aš visada išleisdavau tas sumas, kurios nėra tokias, jos yra priimtinos ir man tai viskas tvarkoje su šituo. Tai va taip. Numeris 3 būtų gamta. Čia jos yra apstu. Kadangi šalis yra milžiniška, čia tokia gamta, galima tiesiog keliauti po visą šalį ir pamatyti visai skirtingą gamtą. Pietuose tropikai, šiaurėje dykuma ir dar šiaurės rytuose vėl kitaip ir vakaruose visiška dykuma, centre vėl kita situacija. Tai va, matote, reikia labai daug laiko visą tai apkeliauti, bet man asmeniškai, kas patinka, tai yra įvairovė visos gamtos, gyvūnijos, augalijos ir taip pat aš labai dievinu
kadangi mėgstu kalnus, dievinu kalnų įvairovę, kuri čia tikrai stebina. Nes Europoje, keliaujant matosi gal vienos rūšės, kitos rūšės kalnai, o čia labai daug įvairių rūšių kalnų ir labai tai yra tiesa ir tai yra viena kalnuočiausių šalių visoje žemėje, nes taip pat čia yra Tibetas, aukščiausi planetos kalnai ir tikrai kalnų entuziastams tai yra viskas liuks, visiškai puiku. Ir kai kur, daug kur, ne taip kaip Europoje ir kitose pasaulio vietose, šalyse, į kalnus čia veikia keltuvas, galima užkilti keltuvu. Ir tai tikrai kartais yra smagi patirtis, nes kartais keltuvas būna tiesiog įeinant į vidų, o kartais tiesiog kaip suoliukas keltuvas ir galima žiūrėti žemyn ir visur kartais baisu, bet užtat smagu. Kas tikrai yra pagirtina ir turizmo paslaugos, čia geras susisiekimas išvystytas su lankytinomis vietomis ir visur kitur galima viską čia apžiūrėti. Tai tik yra pinigų, bet tai, aišku, kainuoja, bet nelabai brangiai, sakyčiau. Tai va taip. Kas toliau? Man patiktų, kad čia, šioje šalyje, visur einant, vaikštant gatve yra saugu. Saugumas taip pat yra vienas didžiausių prioritetų. Ir jūs tikrai galite būti ramus, kad jūsų neužpuls, neapvogs ar dar kas nors blogo atsitiks. Tikrai galima vaikščioti ramiai gatvėse naktim. Tikrai nieko man per 6 metus nieko nėra nutikę. Visiškai nieko tokio iš žmonių pusės, tai tikrai jie gana draugiški. Ir sekantis punktas, ką aš norėjau paminėti, tai yra žmonės. Ir tiesiog paprasti žmonės kartais, jie yra tikrai smalsus, kaip ir minėjau praeitame video, smalsus. Galbūt norės su jumis nusifotkinti, bet jeigu ištikus kokie nelaimiai, bėdai ar dar kokiam nors reikalui, žmonės jums mielai padės. Nes pavyzdžiui, aš atvykęs į Kiniją pastebėjau, turėjau sunkų lagaminą, turėjau temptis, jį visur tampytis, kol atvykau į savo naują vietą, naują darbovietę, naują butą. Tai žmonės man tiesiog padėjo su lagaminais, net neklausus. Tai va taip, tikrai geri žmonės ir reikalui esant visada jums padeda ir tikrai paslaugus būna. Ką dar aš tikrai norėjau paminėti, kas tikrai verta, tai yra internetinė prekyba. Čia irgi labai puikiai išvystyta. Galima nusipirkti internetinėme puslapyje, kinietiškai vadinasi taobao.com.cn ir ten galima rasti viską. Kartais aš jaučiuosi tarsi dievas, galiu įsigyti bet ką. Bet ką, ko tik man gali prireikti. Nuo grikių, batų, drabužių, dušo želės, visko, galima viską tiesiog absoliučiai užsakyti, ko reikia ir tai yra puiku. Galima nesukti galvos dėl nieko, ko reikia, ko galima tiesiog neįtikėtina, ką galima rasti, nes Lietuvoje, ko gero, neįmanoma rasti viską, bet čia įmanoma, galima išsinuomoti merginą, išsinuomoti vaikiną taip pat Taobao platformoje laisvai. Tad prašom, atvykite, naudokitės pagal poreikius. Va taip. Ką dar galima čia paminėti, tik aš irgi naudoju tai užsakymai į namus maisto, kas tikrai nėra labai brangu, jum atveža iki pat durų gana nebrangiai ir tas service, visas tas paslaugos, jos veikia gana, sakyčiau, gana iki vėlumos vakaro, jūs
tarkim, naktį, 11, vos ne vidurnaktis, užsimanot ko nors, kokią pyragaičio, dar ko nors, nežinau, pažiūrit, kur kokią parduotuvę, sakot, jums po pusvalandžio jau prie duris barškina, beldžiasi ir paduoda jums maistą. Argi tai ne puiku? Man tai tiesiog yra Lietuvoje, nežinau, nelabai suvokiama. Tai va, ir dar norėjau tiesiog pasakyti, kad man tikrai patinka, kad čia yra visai kitaip, kai kalbame apie atostogas. Galvojate, kas čia tokio? Čia tik atostogos, Lietuvoje gaunamas diena, 2, 3, ilgas savaitgalis. Tai yra suprantama, vėlinės, naujieji metai, dar kokios šventės būna ir gaunama tų dienų. Tačiau man, kas labiausiai patinka atostogams, tai yra, kad naujuosius metus čia švenčiama vasario, sausio mėnesiais ir dažniausiai gaunamas 2 savaitės atostogų. O kartais net ilgiau, kartais net 3 ar net mėnesis, nes naujieji metai čia švenčiami visą mėnesį. Ir gaunamas 2-3 savaitės, galima kur nors pakeliauti, kad per pačią Kiniją, į kokią nors kitą Azijos šalį, sau ramiai keliauti, neskant savo galvos. Tai yra didžiausia šventė metuose visoje Kinijoje ir visoje Azijoje, nes tai yra nauji metai, ne tai kaip pas mus, sausio 1, tai yra pagal mėnulio kalendorių ir tai skiriasi, varijuoja, nes būna, kad vienais metais sausį, kitais metais vasarį, grinai pagal mėnulio padėtį yra švenčiami, kas yra tikrai neįtikėtina palyginus su situacija pas mus. Taip, mes turime kalėdas, bet tai yra visai kas kita. Ir kas man dar patiktų, tai aš sakyčiau, kad man visai patinka transportas. Transportas ir susisiekimas, viešas transportas ir žinoma taksi, nes jis kainuoja gana pigiai. Taksi yra programėlė Didi. Ir čia kaip Boltas pas mus Lietuvoje kažkas tokio, tiesiog pavėžėjų programėlė, įsijungiate, yra viskas angliškai, net nereikia sukti galvos, viskas angliškai, įsijungiate, atsidarote, tiesiog suvedate iš vietos į vietą, kur norite nuvykti, iš adreso į adresą. O jeigu nežinote adresą, tai jūs paima pagal lokaciją toje vietoje, kur esate, ir jūs galite tiesiog žemėlapį pažymėti, ir ten jūs tiesiai ir nuveš. Argi ne puiku. Ir visa tai gana pigu. Ir be Didi, aišku, yra kitų programėlių ir pats taksi, jis čia nėra kažkoks labai brangus, kas mane labai nustebino, nes ar Lietuvoje, ar dar kur nors taksi paslaugas gana brangiai. Kartais galvoju, geriau autobusu važiuoti vis dėlto. Tikrai taip. Taksi, čia yra tikrai prieinama, pigu, patogu. Taip pat autobusai yra gana pigus, labai lengva. Tiesiog kortelės paspaudimu atsiskaityti. Nėra jokių autobusuose, jokių kontrolierių, kaip pas mus Lietuvoje. Tiesiog ateinate į autobusą, nuskenuojate savo tiesiog bankinę kortelę, jums kelis centus nuskaito ir važiuojate. Ir nėra tie kontrolieriai Vilniui tiesiog terrorizuoja žmonės ir visą kitą, čia. Tai yra tikrai faina, ir tikrai galiu patvirtinti, gyvendamas čia. Taip pat, čia kitaip negu pas mus. Čia yra daugiau saulės ir daugiau šilumos. Atrodo, kad čia tokio. Bet Lietuvoje įprasta, kartais man atrodo įprasta važinėti kur nors žiemos metu ar dar kada į šiltus kraštus, kur pasidegint, kur šilčiau, vasaros kartais būna lietingos, argi ne taip. O čia saulė šviečia, šypsotis kviečia, čia jos tiesiog daugiau, gyventi smagiau,
Ir aišku, šilčiau. Tiesiog būna, kad net ir šilta iki pat lapkričio vidurio netgi kai kuriuose vietose. Priklauso nuo šalies lokacijos, aišku, bet tikrai čia žymiai šilčiau negu Lietuvoje ir ta saulė tikrai šviečia ilgiau valandų, ilgiau dienų, kas čia yra įprasta Lietuvoje. Deja, to nėra. Taip, man patinka, kad čia senimas linksminasi. Savaitgaliais ar paprastomis darbo dienomis ateina, atsineša didžiulę kolonėlę, užsileidžia muziką ir šoka pagal vieną taktą. Taip visai smagiai žiūri, šoka, linksminasi. Tai yra puiku. Mano babai tai tikrai būtų patikę. Laikas. Taip pat, kas puiku, čia yra miestai. Jų yra gausybė, yra didžiuliai mega miestai, didžiuliai dangoraižiai, didžiulė infrastruktūra, taip pat paslaugos, kurių galbūt nėra Lietuvoje. Tarkim, kaip KTV, tai yra karaoke plus TV ir atėjus į KTV gaunate didžiulį kambarį su televizoriumi, su mikrofonais ir užkandžiais ir gėrimais. Su draugais kompanija ateinat ir grojat, ir dainuojat, ir linksminatės. Va čia tai faina. Taip pat man visai patiktų yra saunos, pirtis, kur galima likti visą parą, neriboti gėrimai, neriboti vaisiai, ledai ir kiti užkandžiai, įeinantis į kainą, yra gultai, kur galima miegoti, galima eiti į pirtis, į baseinus įvairiausius. Tai tikrai irgi yra gerai. Lietuvoje atėjus galima gal kas 3-4 valandas pabūti ir tiek žinių. Tai va, tiek ir ten norėjau aptarti šį kartą. Ačiū visiems, kurie žiūrėjot. Ar sutinkat su viskuo, ką išvardinau? Ar jums patiktų visą tai išbandyti? Ar atvyktumėte į Kiniją? Parašykit komentaruose. Man labai įdomi jūsų nuomonė. Ačiū labai, kad žiūrėjot ir iki kitų kartų. Iki!